juk ateiname iš toli, tiesa? Kai susitikome prieš 25 metus, buvau lėktuvo lakūnas, apkerėtas skrydžio, prasmės ieškas prietaisų rodmenyse ir skridimo greityje. Prieš 20 metų kelionė atvedė mūsų žuvėdros sparne įrašytą gyvenimo piešinį. Prieš 20 metų sutikome pasaulio išganytoją ir išsiaiškinome, jog jis – tai mes. Tačiau jums aš ir toliau buvau tik vieniša siela, kurios galva prikimšta kursų ir aukščių, paslėptų po žodžių priedanga. Ir jūs neklydote. Pagaliau patikėjau, jog pažįstu jūs taip gerai, jog mano nuotykiai ir laimingi ir nelaimingesni gali tapti jūsiškiais. Sakote, imate suprasti, kaip sukasi pasaulis? Aš irgi. Sakote, visą, ką sužinojote, te suteikia nerimo ir pastumėjimo į vienatvę? Ir man taip pat. Visą gyvenimą ieškote tos vienintelės meilės. Aš irgi ieškojau ir suradau. Ir Tilte per amžinybę, čia tokia knyga, supažindinau skaitytojus su savo žmona Leslie Parrish-Bech. Dabar mudu, Leslie ir aš, rašome kartu. Mudu tapome Les Chardle ir jau nežinome, kur vienas mudviejų pasibaigia ir prasideda antrasis. Kaip tik dėl to, Tilto skaitytojų šeimyna pajuto mums šiltesnius jausmus. Dabar prie tų nuotykių mėgėjų, kurie skrido sykiu su manimi ankstesnėse knygose, viena iš jų Žuvėdra Livingstonas, prisijungė ir trokštantis meilės bei ją suradusieji. Mūsų gyvenimas tapo jų gyvenimų veidrodžiu ir jie rašo apie jį nepaliaujamai. Ar gali būti, kad atspindėdami vieni kitus, mes visi pasikeitėme? Paprastai jų laiškus skaitome virtuvėje. Vienas skaito, kol kitas gamina dienos patiekalą staigmeną. Iš vienų laiškų taip juokiamės, jog mums į sriubą subiro salotos. Kiti pravirkdė taip, jog neprireikė druskos, pakako ašarų. Nuo vieną kartą tarsi buvome pritrukę ledo, atkeliavo šis. Prisimenate alternatyvųjį Richardą, apie kurį pasvarstydavote Tilte? Ta, kuris pabėgo, kuris atsisakė iškeisti savo būrį moterų į Leslę. Pamaniau, gal norėtumėt iš manęs ką išgirsti, nes aš ir esu tas vyras, žinau, kas įvyko toliau. Paminėti panašumai stulbino. Jis taip pat rašytojas, ūmai už vieną knygą uždirbęs krūvą pinigų. Jį irgi ištiko panašios bėdos dėl mokesčių kaip mane. Jis irgi liovėsi ieškojęs vienos moters, tenkinosi daugeliu. Paskui sutiko tą vienintelę, pamilusią jį tokį, koks buvo. Vėliau pasiūliusią jam pasirinkti, arba ji taps vienintelė jo gyvenime moterimi, arba jo gyvenime jos visai nebus. Lygiai taip pat pasirinkti kažkada Leslę liepė man. Vyras stovėjo toje pačioje gyvenimo kryžkelėje. Toje kryžkelėje aš pasukau į kairę, rinkdamasis artimumą ir šiltų santykių ateityje viltį. Jis pasuko dešinėn. Išskrido palikęs mylėjusią jį moterį, paliko namus ir lėktuvo mokesčių inspektorių ir pabėgo, kaip kone padariau ir aš pats, į Naują Zelandiją. Jis rašė: kūryba sekasi gerai. Įsigijau namus Oklande, Madride ir Singapūre. Galiu keliauti kur noriu, po visą pasaulį, išskyrus Jungtines Amerikos valstijas. Negyvos dvasios neprisileidžiu per arti.
Bet vis dar prisimenu savąją Laurą. Galvoju, kažin kaip būtų susiklostę, jeigu būčiau pasirinkęs ją. Ar sužinosiu apie tai iš tilto? Ar judu vis dar sykiu? Ar aš teisingai pasirinkau? O jūs? Tas žmogus multimilijonierius, kiekvienas jo noras išsipildo, visas pasaulis jam žaidimo aikštelė. Tačiau nusibraukiau ašarą ir pakėlęs akis nuo laiško išvydau Leslę, užsidengusią veidą rankomis ir atsirėmusią į spintutę. Juk šitiek laiko mes manėme, kad jis pramanas, sielos šešėlis, gyvenantis ten kažkur, keistame tikimybės matmenyje, kažkas, ką mes išsigalvojame. Perskaitę šį laišką pasijutome išmušti iš vėžių, sunerimome, tarsi čiurkštus skambutis, o mes nemokėtume atidaryti durų. Paskui atsitiktinai perskaičiau nedidelę keistą fizikos knygelę, daugybės pasaulio interpretacija kvantinės mechanikos požiūriu. Taip ir sako, daugybės pasaulių. Kiekvieną akimirką mūsų pažįstamas pasaulis kyla į begalybę kitų pasaulių, kitokių ateičių ir kitokių praeičių. Pasak šios teorijos, pabėgti apsisprendęs Richardas neišnyko toje kryžkelėje, kur aš pakeičiau gyvenimą. Šią akimirką jis egzistuoja alternatyviajame pasaulyje, kuris skleidžiasi šalia manajo. Tame pasaulyje Leslė Parish irgi pasirinko kitą gyvenimą. Richardas Bachas nėra jos vyras. Tai tas vyriškis, nuo kurio nusigręžė, patyrusi, kad suteikti šis įsteigia ne meilę ir džiaugsmą, o tik nesibaigiantį sielvartą. Perskaičius daugelį pasaulių, man nuo pasąmonę pasiėmė su savimi į lovą šešėlinę knygos kopiją. Ja kas vakarą skaitydavo, bakštindavo mane miegantį. O jei tu rastum kelią į tuos paralelius pasaulius, šnibždėdavo, jei galėtum sutikti Richardą ir Leslę tokius, kokie buvote prieš padarydami didžiausias klaidas, prieš žengdami protingiausius žingsnius. Kas būtų, jei galėtum juos įspėti, jiems padėkoti, užduoti jiems visus klausimus, kokius tik išgirstum, kokius tik išdrįstum. Kažin ką jie žinotų apie gyvenimą, jaunystę, senatvę ir mirtį, apie karjerą, meilę ir savo kraštą, taiką ir karą, atsakomybę, pasirinkimą ir pasekmes, apie tą pasaulį, kuris tau atrodo tikras. Eik šalin, gindavau. Negi manaisi nepriklausai šiam pasauliu su jo karais ir destrukcija, neapykanta ir smurtu? Kaip manai, kodėl jame gyveni? Leisk miegoti, prašydavau. Labanakt, atsakydavo. Tačiau šmėkliškos sąmonės niekada nemiega ir per sapnus girdėdavau verčiamus lapus. Bet štai dabar būdrauju, o tie klausimai neduoda ramybės. Ar pasirinkdami tikrai keičiame pasaulį? O kas būtų, jei paaiškėtų, jog mokslas teisus?